Sveiki, mėlieji, su jumis Lingita ir kanalas Gurkšnis dangaus. Šiandieną norėčiau pakalbėti tokia labai šviesia tema apie mūsų autistus ir apie visą sistemą, kuri laukia mūsų pasaulio. Ir iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad autistai jau greitai bus reabilituoti tame, kad visgi šitie vaikai, jie nemokydami išmokys kurti mokyklas, kurti darželius, kokie turi būti darželiai ir mokyklos naujoje sistemoje. Ką tai reiškia? Šitie vaikai, jie buvo laikomi nemokytinais, su raidos sutrikimais ir tai tarytum buvo minusas. Tačiau šitie vaikai buvo su neperlaužiamu stuburu. Ką tai reiškia? Kad jų valia buvo palaužta, kad jie ateityje negalėtų rinktis. Žmonių valia palaužiama, kad jie nemokėtų rinktis, jie nežinotų, kaip rinktis. Šitie vaikai, jie yra neperlaužiamų stuburų, jie vadinami nemokytinais. Jeigu nepavyksta sistemai perlaužti vaiko stuburo, toks vaikas laikomas nemokytinu. Tai dabar noriu pasakyti, kad ateina ta era, kada šitie vaikai, tos mokyklos, kurios bus prisitaikiusios pagal savo sistemą prie šitų vaikų, vat tokios mokyklos bus ekologiškos ir jos bus taikomos ne tik šitiem vaikam, bet ir vadinamiems sveikiesiems, todėl kad nėra nei nesveikų vaikų ar sveikų vaikų, ar ten sutrikusios raidos sutrikimas, ar atsilikusios raidos sutrikimas, ar neatsilikusios. Visi vaikai yra šviesus ir visi vaikai atėjo nešti šviesą į šitą žemę. Ir ypatingai kristaliniai vaikai, kurie neša, skleidžia šviesą iš Dievo, jie yra labai jautrus, jie yra labai pažeidžiami ir jie negali ateiti į šitą žemę, todėl kad tėvai nėra pakankamai sąmoningi, pakankamai skaidrus, pakankamai subrendę, kad juos išauginti meilėje, toj sąmoningoj meilėj, toj dieviškoj meilėj, ne kur nėra kontrolės, kur nėra reikalavimų, kur nėra spaudimo, kur tas vaikas gali kaip gėlė laisvai jaustis, o nesijausti kaip kokioj fermoj, kur jisai grūdamas rytais į drabužius, kur jisai turi patirti prievartą, kur turi patirti nuolatinį bėgimą, skubėjimą ir papuola į šitą sistemą bėgti. Ir šita sistema neleidžia iš tiesų atsiskleisti sielai, nes neleidžia vaiko sielai atsiskleisti pagal Dievo planą, pagal tai, kas buvo jame užkoduota. Jam kišamos žinios iš išorės, tačiau visos žinios yra vaiko viduje. Mūsų visų viduje yra žinios. Mūsų visų viduje yra talentai, užprogramuotos programos, kur mes dovanodami savo talentą mes tiesiog praturtinsim pasaulį. Mums nereikės konkuruoti, mums nereikės galvoti, kad kažkas mano užims vietą, kad kažkas uždirbs labiau, kad kažkas tiesiog aš gyvensiu, dirbsiu tai, ką aš mėgstu, kur mano talentas, kur mano sugebėjimas ir aš šitaip būsiu laimingas tiek, kad man nereikės, nesinorės net pinigų imti. Tai jeigu jūs esat patyrę šitą džiaugsmą, davimo džiaugsmą, iš savo šaltinio džiaugsmą, tai prie šito kanalo iš tikrųjų mes turim eiti. Ir kas vyksta dabar, išėjimas iš matricos, kur mūsų buvo stuburai, nugaros perlaužtos, mes pamiršom, kas mes esam, nes mūsų mokykla mokė ir rašė mums pažymius. Mums iš išorės primetinėjo taisyklės, kur viskas yra mūsų viduj. Tas moralinis įstatymas yra mūsų viduj. Tas mūsų šaltinis, kur mes atėjom praturtinti žmonės, yra mūsų viduj, Dievo užkoduota. Tačiau šita sistema viską darė, kad uždarytų, palaužtų ir neleistų vaikui atsiskleisti. Taigi šita matrica trupa, jinai suviniojama jau yra ir užtruks kažkiek laiko, kol persiformuos tos mokyklos, kol persiformuos visa sistema be prievartos, be kažkokių bėgimo, be įtampos, bus viskas
mokoma, ugdoma pagal žmogaus, pagal vaiko talentus ir sugebėjimus. Ir nebus to kalėjimo, tų prievartos gniaužtų, todėl kad šitie vaikai autistai, jie išves pagal tai, kaip jie nepasiduoda, pagal tai, kaip jie nemokytini neva, bet iš tikrųjų jų viduj yra šaltinis. Ir ką iš tikrųjų atlieka autistai šitoj žemėj, tai čia mes matome pagal regresinės hipnozės Aiškiaregio akademijoje, kada mes iš tikrųjų dirbam su mamytėm, kas yra atsitikę ir kas yra įvykę. Tai iš tikrųjų visos mamos vienbalsiai sako, kad šitas vaikas moko besąlyginės meilės, kad tokį vaiką priimt besąlygiškai, ne kažko iš jų reikalauti, ne kažkaip jį kontroliuoti, ne kažkaip jį perlaužti, nes neįmanoma jo perlaužti. Tiesiog priimti visą tai ir mylėti. Ir tėvai tokiu būdu persiauklėja, tėvai tokiu būdu išmoksta. Tai vat, kitas dalykas, kad šitie vaikai yra žemėje aukštų vibracijų palaikytojai. Tai yra išlaikydami savo vidinį šitą branduolį, šitą stuburą, jie yra kaip laidininkai šviesos kanalo tiesiai iš Dievo. Ir jie savo vibracijomis laiko šito žemės balansą. Teigiamų ir neigiamų, pliusų ir minuso. Tai va, mėlieji, kaip žinome, delfinai laiko šito žemės vibracijas, palaiko, kad būtų pusiausvyra meilės vibracijas, ar ne. Taip pat gulbės palaiko meilės vibracijas. Ir daugelis gyvūnų, kurie yra aukštose išmatavimuose, skleidžia aukšto dažnio bangas, jie palaiko žemės šitą balansą, šitą harmoniją, kad tamsa nenusvertų ir tokiu būdu šitie gyvūnai arba šitie žmonės, šitie vaikai palaiko žemės pusiausvyrą. Tai va, mėlieji, kokią dovaną mes turime ir į kur mes turime lygiuotis. Tai jeigu manęs dabar klausosi tie, kurie dirba su vaikais, tie, kurie dirba pedagoginį darbą, tai va, išgirskit, kokios mokyklos bus kūriamos ir į kur mes turime lygiuotis. Tai dabar noriu pasakyti, kad Aiškiaregio akademija išties padeda atskleisti žmonių talentus, padeda išeiti į tą lygmenį, matymo lygmenį. Ir jeigu tu jauti, kad tau rezonuoja šitą informaciją, kad tu galbūt aiškiaregis, užslėptas aiškiaregis, tai tikrai labai kviečiame atvykti studijuoti į Aiškiaregio akademiją. Kas turite šiaip sveikatos problemų, mes dirbame su psichosomatika. Tai nėra kažkokia tai abrakadabra akademija. Čia nėra jokių fokusų rodymų. Čia yra konkretus darbas su žmogaus kūnu, tai yra psichosomatika, su pasąmoniniam programom, su emocijom, kurios nusėdė mūsų kūne. Taigi, mėlėjai, mes dirbam su psichosomatika. Ir studentai gali jums pagelbėti, kurie atlieka praktiką. Jeigu jūs neturite lėšų, tai mielai jums pagelbės. Jeigu turite susimokėti, tai mielai prašome, yra paruošti baigę studentai, kurie jau gali dirbti šitą darbą ir gali jums padėti. Aiškiaregis žmogus tai yra žmogus, kuris mato save. Šitie studentai, pradėdami studijuoti, jie nežinojo, kad yra aiškiaregiai. Jie tiesiog atėjo dirbti su savo vaikystės traumomis, su blokais, su pasąmoniniais blokais, kažkam tai strigo finansų kanalas, kažkam tai strigo galbūt santykiai su artimaisiais, su giminėms, su tuoktiniu. Ir pradirbę šitus blokus žmonės tiesiog išėjo į matymą, savęs išjautimą. Ir tas matymas ir išjautimas savęs, savo šaltinio, priėjimas prie savo šaltinio, prie savo vidinio šaltinio, jisai stiprėjo. Ir žmonės tiek matė save, taip stipriai pradėjo matyti save, kad mes tiesiog padariau tokį kvantinį šuolį, kad pabandėm dirbti ir su kitais žmonėmis. Ir labai gražiai šitas darbas vyksta. Tie žmonės, kurie baigia šitus modulius, pirmuosius bazinius modulius, išėjimą iš matricos, antras modulis yra šaltinio atvėrimas ir blokų šalinimas, ir trečias, ketvirtas blokas jau yra išėjimas į
į praktiką, bet lygiagrečiai einama daug įvairiausių naudingų paskaitų ir mokymų, kur jūs galit pagal profilį pasirinkti. Kažkas tai gal nori dirbti su kristalais, kažkas tai nori pradėti dirbti su biolokacija, kažkas tai nori gydyti rankomis, kažkas jaučia pašaukimą dirbti su struktūromis, kažkas tai jaučia poreikį dirbti su kūnu, kažkas tai jaučia poreikį dirbti su energijomis. Tai, mielieji, tų sričių yra labai daug. Ir kokią sritį jūs jaučiate, kad jum rezonuoja, jūs galėsite studijuodami pasirinkti. Taigi, mielieji, noriu pasakyti, kad galimybių ir naujo pedagoginio darbo dabar atsiveria labai daug galimybių. Tiems žmonėms, kas yra šviesūs, kas nešioja savyje šviesą, kas praleidžia į šitą žemę šviesą. Tai vat, ir studentai iš tiesų dirba su tokiom sudėtingom ligom, kur medicina nelabai imasi, arba jeigu imasi, tiesiog tikrai nėra iki galo ištirta. Tai studentai iš tiesų dirba su alergijomis, su šizofrenija, su alkoholizmu. Šitos ligos slypi galvoje, pasąmonėje. Taip pat dirbame su onkologija, nes didelis stresai iš tikrųjų sukelia sudėtingas ligas, kurios prasideda mūsų galvoje ir nusėda emocijomis mūsų kūne. Taigi, mielieji, visos ligų priežastys yra mūsų galvoje ir mūsų pasąmonėje. Tiesiog reikia išsiaiškinti ir su tuo padirbėti. Tai ką, mielieji, šiandien būtų tiek, naujausia informacija, mokymai, seminarai, žiūrėkite po video, o jeigu norėtumėte kreiptis pagalbos ar tiesiog profesionalios pagalbos, rašykite savo istoriją gurkšnisdangaus@gmail.com ir mes jums mielai atsakysime arba nukreipsime. Iki susitikimo.